Jeigu mes juos taikytumėm, tai gyvenimo trukmė pailgėtų apie 10-15 metų, kokybiškas gyvenimas dar ilgiau, sumažėtų tikimybė susirgti daugybę lėtinių ligų apie 30-50% nuo mitybos, judėjimo iki kitų veiksnių. Na, pirmiausiai, sveika mityba, kurios karalius yra Viduržemio jūros dietos judėjimas. Geriau raumenys, kai dirba, naujas mokslo žodis, pradeda gaminti natūralius vaistus. Trečias, būtinai reikia prisižiūrėti mitybą, kad nebūtų per daug cukraus. Ir tas veiksnys. Nuolat reikia prižiūrėti savo kūno masės indeksą. Lipidai atsiranda kraujyje, yra geri ir blogi riebalai. Kraujospūdis. Iš karto pasakau, kad dėl kraujospūdžio pasaulyje daugiausiai žmonių numiršta. Rūkymas, kai jau čia kalbėti apie kitokius, yra kenksmingas medžiagas, yra milžiniška rykštė mūsų kūnui. 8. veiksnys. Norint sveikai gyventi, mums būtinai reikia miegą kokybišką užtikrinti.